Būna taip atsitinka, kad atrodo, kad padarai viską, kas teisinga, pasirinkai gerą orą, tinkamas vandens telkinys, pašėrei vietą užmetei slieką, sėdi lauki didelio karoso. Kibimų čia nėra, daugelis žmonių pradeda kaltinti blogus burtus, neteisingą orų prognozę ir panašiai. Tada su apmaudu grįžta namo nieko nesugavę. Bet galbūt čia nėra jokių tamsiųjų jėgų, o jūs tiesiog pasirinkote netinkamą vietą. Kvaila tikėtis pagauti karosų ten, kur jų nebūna, todėl šiandien siūlau prisiminti keletą gudrybių, kurios gali padaryti jūsų žvejybą sėkmingą. Pirmoji taisyklė, kurią kiekvienas žvejys turėtų žinoti atmintinai, jei neužkibo, vadinasi, reikia keisti masalą. Tokiam atvejui turėtumėte turėti įprastą masalų ir jaukų rinkinį. Pavyzdžiui, manų kruopos ir perlinės kruopos, kviečiai, kukurūzai ir tešla, ir nepamirškite apie kvapiąsias medžiagas. Jei turite storą pagrindinį pavadėlį ir didelį kabliuką, karosai ignoruoja visas jūsų pastangas, tikslinga keisti pavadėlį, pasirenkant plonesnio skersmens pavadėlį. Tai mažiau pastebima ir gali rodyti teigiamą poveikį laimikiui. Beje, svarbus sėkmingo karosų gaudimo veiksnys gali būti gylio keitimas. Taip, visų pirma, karšiai dažniausiai gaudomi ant dugno, tačiau pasitaiko, kad jų reikia ieškoti ir pusiau vandenyje. Šiam tikslui gerai, jei turite 2 meškeres arba pririšote 2 kabliukus skirtinguose aukščiuose. Taip sutaupysite laiko, karosai labai mėgsta mažus uždarus tvenkinius. Vandens pritekėjimas turėtų būti silpnas arba vandens srautas turėtų būti mažas, arba tai turėtų būti stovintis užlietas ežeras. Karosų turėtumėte ieškoti šalia augmenijos arba mesti tiesiai į žolę. Taip pat galite pabandyti gaudyti ten, kur vandenyje nukritę medžiai. Jis taip pat mėgsta įvairias duobes, sąvartynus ar kitas vietas su gylio skirtumu. Radę tokią vietą, galite drąsiai užmesti meškerę, karosai greičiausiai kur nors netoliese.